Čia tiesiog laivo borto gabaliukas. Tai ypatingas tai, kad jisai, kaip pasakyti, apžiūrėjus tą borto fragmentą galima spręsti, kokius statė laivus prieš 100 metų. Ar šiek tiek daugiau. Dabar medinis laivas yra retenybė, o čia yra medinio burlaivio borto fragmentas, mes galim pasižiūrėti, kokia buvo ta laivo konstrukcija, kai buvo jungiama mediniais skaičiais prieš pantų lentos ir panašiai. Galbūt 19 amžiaus pabaigos 20 pradžios. O iš čia pateko be abejo plaukiant į Klaipėdos uostą, pavojinga jūros vartai, seklumos ir tai buvo išmestas ant seklumų matyt. Ir nuskendo, po to bangos padarė savo darbą, nespėjus nuplukdyti, laivai buvo sudaužomi, kadangi čia sekliuose pakrantėse Melnragės buvo mūša didelį bangų ir laivai čia užplaukė, kad būdavo sudaužomi mediniai. Na, apgailestauju, kad mes prieš metus nesugebėjome suorganizuoti, tai buvo žymiai didesnė laivo dalis ištraukta, tačiau džiaugiamės, kad bent jau dabar galime štai šią išlikusią būrinio laivo borto detalę išgelbėti ir, manau, jie tikrai papuoš jūrų muziejaus ekspoziciją. Gali. Nu, kol kas laiko. Aš pavažiuoju.